Ar pastebėjai, kad Luigis kenčia nuo rimto psichikos sutrikimo? Ar žinai liūdną tiesą apie Donkey Kongą? O ar žinai, kodėl Peach iš tikrųjų įsimylėjo Marijų? Štai, draugai, tai yra dalykai, kuriuos tik suaugusieji pastebėjo Super Mario filme. Luigis kenčia nuo nerimo. Visame filme Luigis yra gana bailus ir galima sakyti, kad jis yra išsigandęs. Mažiesiems tai tiesiog juokinga. Tačiau jei atidžiai išanalizuosi Luigis elgesį, pastebėsi, kad iš tikrųjų jis kenčia nuo nerimo. Jis visada atrodo nervingas ir retai būna savimi pasitikintis. Atrodo, kad jis galvoja tik apie blogiausią. O jei tai sujungsime su tuo, ką matėme šeimos scenoje, tai būtų visai logiška. Toksiška Marijaus šeima ne tik sukėlė Marijų nepasitikėjimą savimi, bet galėjo taip stipriai paveikti ir Luigį. Nenuostabu, kad jo protas visur mato tik tai, kas blogiausia. Ir leiskite pasakyti, kad Luigis yra ryškus nerimo pavyzdys. Visa jo elgesio forma ir tai, kaip jis susiduria su situacijomis, yra būtent tai, ką išgyvena nerimą jaučiantis žmogus. Sužinojus tai, jei vėl pažiūrėsime į kelias scenas, kuriuose pasirodo Luigis, jo elgesys visai nėra normalus. Pastebi, kad jis kažką slepia savo mintise. Jei kada nors esi patyręs nerimą, žinoma, daug geriau suprasi Luigi personažą. Ar pastebėjote tai? Bowseris yra persekiotojas. Gana pakankamai trikdantis dalykas, kurį pastebėjo tik suaugusieji, yra tas, kad Bowseris iš tikrųjų nėra įsimylėjęs Peach. Jis veikiau yra visiškai apsėstas ir nusivylęs ją. Nuo pat pradžių viskas sukasi aplink Peach. Jam nelabai rūpi valdžia. Jis tiesiog nori, kad Peach priimtų jį kaip vyrą. Ir viskas. Jis atkakliai kartoja tai kiekvieną kartą, kai tik turi progą. Ir jei tai perkeltume į realią situaciją, tai būtų gana baugu. Įsivaizduok, kad nuolat sutinki žmogų, kuris bet kokią kainą nori būti su tavimi. Jis daro net pačius žiauriausius dalykus, kad tik būtum šalia jo. Velnias, tai jau nebėra linksma. Iš tikrųjų, mes kalbame apie persekiotoją. Suprasdami tai, mes pastebime, kad pianino daina Peaches nėra romantiška. Tai iš esmės yra apsėsto psichopato daina, kuris pasiryžęs padaryti bet ką, kad būtų su tuo žmogumi. Tai išties labai niūru. Kai kuriems Bowserio elgesys yra tiesiog juokingas. Tačiau realiame gyvenime tokie dalykai, kokius Bowseris daro su Peach, galėtų baigtis pačiu blogiausiu būdu. Tiesiog pagalvokite apie tai. Galėtume palyginti Bowserio elgesį su daina Every Breath You Take grupės The Police. Daugeliu jos žodžiai yra labai trikdantys. Atrodo, lyg ją būtų parašęs persekiotojas. Ir tai tikrai baisu. Na tai detalė, kurią galėjo pastebėti tik suaugęs žmogus. Peach įsimylėjo Marijų, nes neturėjo daugiau pasirinkimų. Vaizdo žaidimuose mums niekada nepaaiškino, kaip veikia pasauliai Mario žaidimuose. Mes tiesiog atsirasdavome tam, kad surinktume žvaigždės, nugalėtume Bowserį ir išgelbėtume princesę. Žinoma, galiausiai Marijus būdavo apdovanojamas Peach bučiniu į nosį. Tačiau su filmu visa tai pasikeičia. Mums leidžia suprasti, kad nuo vaikystės Peach niekada nebuvo bendravusi su kitu žmogumi. Ypač su vyru. Kai jau esi suaugęs, tai supranti daug geriau nei būdamas vaikas. Ir jei pagalvosi, Peach yra svarbi moteris ir labai vertinga. Taigi, kad ji tiesiog įsimylėtų žemą santechniką, gali atrodyti kaip paprasta fantazija. Taigi, iš to, ką matėme filme, suprantame, kad Peach įsimylėjo Marijų tik todėl, kad jis buvo vienintelis jos pasirinkimas. Ne todėl, kad jis ją iš tikrųjų traukė. Dabar kai kurie gali klausti, kodėl ji tada neįsimylėjo Luigio, jei palygintume Marijų su Luigiu. Marijus yra daug drąsesnis, brandesnis, bet ypač tas, su kuriuo ji daugiausiai bendravo. Ir tai galėtų būti tas pats atvejis Luigiui su princesė Daisy. Kas iš tikrųjų gali skambėti labai liūdnai. Tačiau tai yra realybė, kurią gali suprasti tik suaugusieji. Ar Krenkis Kongas yra blogas tėvas? Nuo pat pirmos akimirkos, kai pasirodo Krenkis, jo požiūris į sūnų Donkey Kongą yra šaltas ir labai atitolęs. Atrodo, kad jis nėra tėvas, kuris didžiuojasi savo sūnumi, net ir tada, kai Donkey Kongas padaro ką nors stebinančio. Jis tiesiog žiūri į jį, tarsi jis būtų bet kas.
Ir tada jūs paklausite, ar tai paverčia jį blogu tėvu? Na, draugai, tiesa ta, kad jo veiksmai sukėlė stiprią traumą Donkey Kongui. Neparodė susižavėjimo ar nepasveikinęs Donkey Kongo dėl jo pasiekimų, Donkey Kongas pradėjo elgtis perdėtai, kad atkreiptų jo dėmesį. Jo tėvas yra toks reiklus ir griežtas, kad praktiškai iš vidaus griauna Donkey Kongą. Tai paaiškina, kodėl Donkey Kongas yra toks perdėtas ir pasipūtęs, kai pirmą kartą jį matome kovoje su Mario. Jis tai daro ne todėl, kad nori visus sužavėti. Jis tai daro todėl, kad nori savo tėvo pritarimo. Būtent dėl to, kai Donkey Kongą nugalėjo Mario, jis jo taip nekenčia, kad daugeliui tai atrodo nesuprantama. Nes dabar visas dėmesys atitenka Mario ir Peach. Tai filme buvo taip subtilu, kad daugelis to net nepastebėjo. Tik suaugusieji, kurie yra patyrę kažką panašaus. Šeimos scena. Iš pirmo žvilgsnio vakarienės scena su Mario atrodo visiškai normali, netgi vaikams jie atrodo juokinga. Tačiau tik suaugusieji pastebėjo, kad tai nėra tik paprastas šeimos susitikimas, iš tikrųjų tai gana žiaurus Mario teisimas. Jei įsiklausysite, galite išgirsti viską, ką jam sako. Tai tik pašaipos ir kritika, kurios visiškai nėra geros ar naudingos, kad padėtų Mario. Atrodo, kad jie tiesiog nori jį pažeminti. Net jo paties tėvas netiki, kad Mario ką nors pasieks savo gyvenime. Pats žiauriausias dalykas yra tai, kad Mario viską kenčia, lyg jau būtų pripratęs, kad iš jo kasdien tyčiojamasi. Taigi šią sceną mums tiesiog buvo parodyta, kad Mario šeimos santykiai yra gana toksiški. Ir Mario dėja tai laiko visiškai normaliu dalyku. Jis neturi niekieno kito palaikymo, išskyrus savo brolį Luigi. Tai tikrai gana tamsu, bet kartu ir tikra. Ir tik suaugusieji tai supranta. Mario verslas. Filmo pradžioje matome, kad Mario nori turėti savo verslą kartu su broliu, kad taptų geriausiais santechnikais mieste. Iš esmės tai vienintelis dalykas, kurį jie moka daryti. Tačiau deja, jų verslas žlunga. Nesvarbu, kad jie įdėjo daug pastangų ir darbo, kad žmonės jiems suteiktų galimybę. Ir jei esi žmogus, kuris bandė turėti verslą realiame gyvenime, tikėtina, kad ir tau nepasisekė. Vaikams tai atrodo tiesiog Mario istorija ir tiek. Tačiau suaugusiems, kurie tai patyrė, ši scena reiškia kur kas daugiau. Tikrame gyvenime labai mažai verslų pasiekia sėkmę. Ir žinoma, tai yra kažkas, ko vaikas nesupras. Tai yra tokia žiauri žinutė ir idėja, kad ją pastebėjo tik suaugusieji. Nuorodos ir įdomybės, kurias pastebėjo tik suaugusieji. Reklamą, kurią jie naudoja savo santechnikų verslui reklamuoti, jie sukūrė pagal 8 ir 9 dešimtmečių reklamų stilistiką. Kaip tais metais, kai pirmą kartą pamatėme santechniką. Ir tai ne tik reklamos ar muzika, yra daug nuorodų į tų laikų žaidimus. Ar prisimenate Duck Hunt? Tikriausiai ne, bet galbūt tavo tėvas prisimena. Tuo metu tai buvo kažkas unikalaus. Prijungti plastikinį pistoletą prie savo Nintendo ir kai šaudavai, tai pasirodydavo ekrane. Tai buvo kažkas naujo ir paliko įspūdį daugeliui žmonių. Iš tikrųjų, filme yra dar daugiau. Yra nuorodų į šį žaidimą. Milionierės moters šuo, kuris pasirodo pradžioje, yra paremtas vieno iš pirmųjų Duck Hunt šuns dizainų. Be to, kad matome šunį, viename iš paveikslų pizzerijoje galime pamatyti vieną iš ančių, kurie pasirodo šiame žaidime. Ir dar vienas žaidimas, kuris pasirodo filme, yra 1987 metų žaidimas. Tai yra Kid Icarus. Mario pasirodo žaidžiantis šį žaidimą po to, kai pavargsta nuo visko. Kas nėra atsitiktinumas, nes vietoj to, kad pasirodytų Game Over ekranas, atsiranda tekstas, kuriame parašyta I'm finished arba Estoy terminado. Tai parodo, koks išsekęs jaučiasi Mario, kai jam niekas nesiseka. Na, o jūs žinote kokią nors kitą nuorodą, kurią pastebėjo tik suaugusieji? Palikite savo atsakymą komentaruose ir susitiksime kitame vaizdo įraše.